Ką, sveiki žvejai. Labai seniai matėmės, kad jūs žinotumėt, kiek buvo video filmuotų ir nieko nepagauta. Labai gaila, YouTube statistika nukrito. Nu bet ką, svarbiausia pagauti malonumą. Tai šiandien, kaip žinom, jau prasideda lydekų sezonas. Tai bandysim ir lydekas, ir ešerius. Aš gal iš pradžių noriu ir lydekas pabandyti, nes kažkaip ir treniruotė bus prieš varžybas. Tarp kitko dalyvausim varžybose vėl šiais metais visokiausiuose. Tai kam įdomu, tai subscribinkit, žiūrėsit. O tai ką, va, šiandien gražus oras, aišku, štylius, va matot, tai neaišku, kaip šiandien elgsis ta žuvis. Ir plus, kadangi sezono pradžia, tai jau visi žvejai ant ežero ir ta žuvis jau baidosi, bijo, žino, kad sezonas prasidėjo. Tai ką, noriu ką pasakyti dar, kad linkiu jums visiems žuvingo, gero sezono. Čia nėra taip, kad linkiu sėkmės, o tiesiog linkiu gero malonumo, gero pabuvimo gamtoj, gerų rezultatų, gerų trofėjų jums. Primenu, kad atsinaujino taisyklės, nepamirškite apie lydekas ir sterkus, kad ne tik jau nuo kažkiek galima paimti, bet ir iki. Lydeką, pavyzdžiui, nuo 5 iki 8 galima tik imti, po to reikia viską paleisti. Tai susipažinkit žvejai ir ką, tikiuosi, kad kiekvienam iš jūsų šitas sezonas iki rudenį, kai aptarinėsim sezoną, kad jau žinosim, kad jau čia šitas sezonas 24 metų buvo pasaka. Nu tai ką, ruoškit arbatą ir varom. Na ką, vis tiek iš pradžių pamatysim ešerę. Pabandysim taip vadinamą mūsų kraštuose filį šitą gumelę. Aišku, juodas gruzelis, čiburaška vadinama, nežinau. Po to eina fluorokarbonas, 0,22 man atrodo pas mane. Ir tiesiog žmonės, mačiau komentaruose, karts nuo karto rašo, su ko gaudu, tai ir pasako. Čia ultralaitas, Savage Gear SGS2, nuo 0,5 iki 9 gramų, tai toks gaunasi ne super ultralaitas, bet universalus toks. Pintas valas 0,08 eina, nepamenu kaip pavadinasi, kažkoks ale japoniškas, bet už labai padorę kainą gavosi jisai. Ir ryte pas mane Savage Gear 1000 SG8. Irgi geras dylas buvo. Tai ką, nežvyno? Nuoju. Yra. Yra? Yra. Labai gerai, kad yra. To aš savo ištrauksiu. Tai toks mukimas. Duk. Netikėtai. Va, ne. O. Mūsas. Spardosi. Mūsas. Pats sako, reikės? Nu va, gal gausis. Ai, ten seliotka. Seliotka. Bet įdomu, šnurokas. Aha. Pavargė jau biškai. Nu, bet pirma uodega šią sezoną. O. Pats sako, nereikės čia. Oi. Gražuolė. Mažiukė, bet jau kažkoks rodmuo. Nu, tai gerai, nuotaika pakėlė. Dabar reikia 30 pagauti tokių. Nu tai ką, pagavo žmogus lydeką, mes pabandėm biškį pavilkiauti. Tai aš su ko gaudau lydekas, nusipirkau praeitą sezoną kitą spinningą. Tai gaunasi Savage Gear SG2 213 cm nuo 7 iki 22 gramų. Katuškė, kokia pas mane čia katuškė, jau nebeprisimenu. 2,5 tūkstančių irgi SG8 kaip ant ultralaito, tik 2,5 štukos. Nu ir valas 0,12 pintas. Kaip ir irgi neblogai. Irgi už gerą kainą nupirktas, gerai tarnauja, jisai negirgžda, jokių garsų neleidžia. Toks malonus ir nėra tų tokių plaukelių, kai būna pas kai kurios. Tai va, dabar bandom vis dar pavilkiauti, nes kažkaip kol kas nuotaikas nėra. Po to bandysim gal vėl ešerių žiūrėti. Kažkaip tikrinsim, ką mums duos šiandien šitas mūsų vietinė bala. Yra? Yra vėl? Vėl.
Bet nedidelis. Mažiukas. Mažiau. Gal tas pats? Gal tas ne? Nebus tas pats. Žemutis čiutka. Ne tas pats, Gal bet toks pat. Tas, ne, mažesnis dar biškį. Nu šiandien tų šnurokų diena. Atidarimų, šnurokų diena. Atidarė šnurokus. Mažiukai tik tai kaip jauniausi perskaitė internete, kad sezonas prasidėjo taip, kad galima kybinti. Dar seneliam neperdavė. Nu, bet jau linksmiau vis tiek, jau geriau. Opa. Yra? Turiu. Reikės pasakyti? Nežinau dar, atpratau nuo miškėjas per žiemą. Nežinau, ką traukiu, kokio didumo. Gali būt gal toks pat. O, spardas įriški. Nu, biški didesnė. Didesnė? Jo. Gal pats sako, paimkim, kad... O, lauk, čia jau. Op. Čia ne biškį, čia jau biškį. Monstriukas toks geras. Monstriukas, sakat? Monstriukas jau. Gal vals jau 5 comų bus. Turbūt. O, ir išspjovė. Ir įpainioja man. Ir įpainioja. Bėg. Nu tai pamatojam. Matojam, treniruojamės. 56. O, belia. Ką tu čia? Atok. PM7. Va. PM7 comai. Jau gražu. Nu va, ir aš atidariau sezoną, ne? Parodykit man šitą gražuolę. Palauk. Nu va, reiklė kokia. Nu, graži lydeka. Nu, tipo, kaip pasakyti, jau, tipo, kai įmama, tai jinai fainai tada. Žinai, kad jau per varžybas galėtum įskaityti. Bet svorio biškį vis tiek turi. Turi? Ne, tai kažkur. Turi. Kažkur. Nu, gal 1-2, bet, nu, tipo, jaučiasi, kad tikrai virš kilo. Na ką, rebetas, amigos kavalieros, taip ir baigėsi mūsų šiandien žvejyba. Jau, aišku, tik tai pusiaudienis, bet saulė išlindo, labai karšta, žuvis jau nebekimba, bet manau, kad kaip atidarymo sezono, tai gan neblogai pasisekė. Realiai būna, paskutinės buvo žvejybos, kur nematėt jokio video, nes gal 10, ne 10 meluoja, bet gal kokios 4-5 žvejybos buvo, kur tiesiog tuščia medžiaga ir nesinori belenką kelti į YouTube jums, kad nebūtų to, kad trumpas video apie nieką ir taip toliau norisi kažką parodyti, tai vat gavosi dabar, kad jau kažką ir parodėm. Ką, greitai bus varžybos, tai tikiuosi jūsų palaikymo ir tiek ir belieka, kas žvejoja, nežvino nei uodegos, o visiems kitiems sėkmės ir iki kito karto.